Sveiki vaikai! Mes papasakosime, kas yra globalinis atšilimas ir ką tu gali padaryti. Tomas šokiruotas. Žiniose pranešė, kad dėl stipraus uragano Filipinuose žuvo 5000 žmonių. Ištisi miestai apsemti vandens ir nuniokoti. Bet tai dar ne viskas. Kitas pranešimas yra apie badą Sahelyje. Dėl ištisus mėnesius trunkančios sausros. Derlius sunyko, o maisto atsargos baigėsi. Ar gali būti, kad tokių katastrofų tik daugėja? Tomas klausė savo draugės Emos patarimo. Ji paaiškina, kad šie ekstremalūs gamtos reiškiniai dažnėja dėl klimato pokyčių. O iš kur šie pokyčiai atsiranda? Juos sukelia šiltnamio efektas. Žemės atmosfera apsaugo Žemę ir kaupia Saulės šilumą kaip šiltnamyje. Šį efektą sukelia vandens garai, anglies dioksidas ir metano dujos. Šiltnamio efektas yra būtinas gyvybei, nes be jo Žemės temperatūra būtų nepakeliamai šalta. Gyvulininkystė ir gamyklos padidino šį efektą iki pavojingo lygio. Taigi, tikrasis kaltininkas yra žmogus ir atšilimas darosi vis pavojingesnis. Kai ledynai ašigaliuose tirpsta, jie atspindi vis mažiau šviesos ir kyla jūros lygis. Todėl milijonai pakrančių gyventojų yra pavojuje. Paprastai vanduo garuoja, taip didinamas šiltnamio efektą. Taip pat krantuose esantis Žemės paviršius irsta. Jis per amžius sulaikydavo metano dujas, o dabar nuodingosios dujos prasiskverbia į paviršių. Taip padidindamos šiltnamio efektą. Ir ydingas ciklas vėl prasideda. Taip, vidutinė Žemės temperatūra šį šimtmetį pakilo beveik visų laipsnių. Rodos nedaug, tačiau tai lemia katastrofiškas pasekmes. Dėl visos oro sistemos pokyčių milijonams žmonių bei daugybei gyvūnų ir augalų rūšių gresia išnykimas. Tam, kad sustabdytum šį procesą, viso pasaulio mokslininkai teigia, kad privalome mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą. Ta galime padaryti kiekvienas individualiai, netgi Tomas. Bet ką konkrečiai jisai gali padaryti? Padedamas Emos, jis renkasi energiją taupančią buitinę techniką ir išjungia ją iš rozetės, kai nenaudoja. Taip pat jis apsišiltino namą, kad sutaupytų daugiau šilumos žiemą. Ir pagal galimybės vis dažniau naudojasi autobusu arba dviračiu, nei automobiliu. Tomas jau rūpinasi aplinką, o dabar tavo eilė. Ačiū vaikučiai, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.